ar jūs žinote, turbūt žinote, kad jūs esat visiškai labai nuostabus. Žinot kodėl? Todėl, kad jūs parašėte daugybę komentarų tame konkurse. Super! Taip, žinokit, visiškai neperdedu, nes dar tiek komentarų nesu gavęs nei po vieno video. 400 viršaus berods. Bus, žinokit, tikrai labai įdomu, kaip reikės išrinkti, dėja, tik tai 2 prizai yra, o tiek daug komentarų. Sumontuosiu kelioninį filmuką ir jūs galėsite pažiūrėti. Todėl dar kartelį pasikartosiu, kad būtų visiškai aišku. Skalbinkė truputį garsiai dirba, tai nežinau, tikiuosi triukšmo nepridės papildomo. Tai laimėtojus rinksime gruodžio pradžioje, kaip ir sakiau jau prieš tai. Tai yra pirmąją gruodžio savaitę, tarp 1-7 viename iš būsimų video to laikotarpio. Tai laukite, žiūrėkite. Karačią kažnekuo neįsijungia. Kartais pasitaiko ir taip. Jo būna, kad kalbi, o pažiūri, kad kamera visiškai neįjungta. Nu ką dabar, senatvė, ne? Aš sakau, kad jau man yra, žinokit, senatvė. Tai jo, tada nebeužkalbu aš jums daugiau dantukų, kaip sakau, leidžiamės į tas akimirkas, kaip mes vykome iš Danijos į Lietuvą. Tai ačiū, kad žiūrite ir žiūrime, kaip mes važiavome. Apsirgo, kraujai pasileido iš lūpų, rankose naujos kojinės. Žiūrėkit, kokia gili prasmė. Taip, gimęs žvejoti, priverstas ką? Kylam į kelią. Vis kraunam ir kraunam. O kur dėti? Gauna. Čia nusidarys. Čia netelpa. Ir čia netelpa. Bėda viena, ne? Tašis. Siaubas. Tikras. Tai kokią Afriką išvažiuojam ar ką? Žodžiu, darom žaris. Tai tu jau įsitaisėjai pirma? Jau kaip į Lietuvą, tai pirma? Tai pirma. Galva švari, mintys švarios, leidžiamės į kelią. Važiuosime per tiltą, jungiantį Daniją su Švedija. Lysime po jūrą į tunelį ir iki kelto yra 202 kilometrai. Oras labai nekoks, lyja, tai nelabai smagu važiuoti. Išbandinėsiu Brobis programėlę, pirmas iki. Ja bandysiu naudoti, nesu to daręs, neseniai susinstaliavau. O, praleidžia. Kaip faina. Super. Turbūt pastebėjote, ten prieki buvo patikrinimo postas, tai prieėjo švedas, sako, tik dviese. Jo, sakau, tik dviese, tai važiuokit, sako, tolyn. Ką aš norėjau apie tą programėlę? Žodžiu, čia neseniai susinstaliavau tą programėlę Brobizo, pasidariau aš ją ant įmonės, tai norėjau pasakyti, kad jeigu perki su DFDS keltų Oresundų tilto bilietą, tai man atrodo kainuoja 50, o su šitą programėlę, kiek žinau, tai kainuoja tik tai 175 kronos. Bet irgi tai pasitikslinsiu, reikia įlysti dabar į tą programėlę, pasižiūrėti, ką jie nuskaičiavo. Matau, kad reikia pasijungti mikrofoną, nes labai daug pašalinių garsų. No, 1-1. Ar puikiai mane girdite? Much better.
Patikslinu informaciją. Oresundo tiltas su DFDS kainuoja 65 eurai, o su Ditilainu 57. Jo praktiškai temsta, o dar mums liko 157 km. Visumoje keistas laikas, šį kartą to kelto išplaukimo rašo, kad 22 valandą išplaukė. Šiaip kiek esam plaukę, tai būdavo 7 valandą vakaro berods ar 8, kažkas tokio, bet tikrai ne 10 valandų. O Lietuvoje būsime tik tai 12 valandą. Kalbu, kad Klaipėdoje būsime tik tai 12 valandą. Oras tai tikrai, žinokit, nepasisekė. Visiškai šlykštus. Gan nemažai lyja. Sustosim kažką truputį gal perkasti. Reikia nueiti kažką švediško nusipirkti. Kas liečia kainų skirtumą tarp Danijos ir Švedijos, tai čia, žinokit, yra daug pigiau. Tiek kuras, tiek, sakykime, maistas ir visi kiti dalykai. Žmona mano kuprinę neša, nenorim palikti mašinoj, pilna pinigų. Gerai būtų, ne? Deja. Eisim kokios kavutės, kokios skanumyno perkasti. Morenga. Va čia tie mažieji morengai, tokie nedideli. Mes tikrai pasimetę, nežinom, ko norim. Apsivalgom. Mūsų gyvenime vyrauja keletas silpnybių. Tai skaniai pavalgyti ir daug padirbti, ne? Nori paragauti? Labai skanu. Pamenu, dažnai nuvažiuodavo pas močiutę į kaimą. Tai žinot, ką darydavo? Melždavo karves. Really? I also. Užėjom į tokią parduotuvę, kažką nusipirkti. Merry Christmas, baby. Ar jaučiat, kad to šventės bus? Aš tai jaučiu. Ir žinoma, tuo metu prasidės mūsų ilgai lauktos atostogos. Pravažiuoti neįmanoma. Ne, čia tikrai neįmanoma pravažiuoti. Visą laiką čia užsukam, kada važiuojam, nes ir nebrangiai. Kiek kainavo? 114 kronų. Iki kelto jau netoli ir likau. Dėsas įsakymo numeris. Koks čia? Kontralainas. Duodam skersą per visas juostas. Matot, turim naują fūristę. Žinokit, pirmas iki pasodinau aš ją prie vairo per mūsų bendrus beveik 6 metus prie sunkvežimiuko vairo. Kaip jaučiatės, mergaitė? Be komentarų. Kvailiojame, turim ką veikti, laukiame eiliai. Atsimenu, kaip seniau vairavau dar, kai turėjau tą juodą Citroeną, tai kelis kartus važiavom į Lietuvą, sakau, pavairuok truputį. Tai žinokit, niekaip nepriprašiau. Niekaip. O dabar jau šypsosi. Taigi moteris sunkvežimis vairuoja fūras, autobusus, o tu dabar čia paprastą autobusiuką negali pavairuoti. Aš ne tokia kaip visi. Įdomiai. Tikėjausi lietuviškai, gerai, galbūt angliškai. Ar, sakykime, švediškai, bet kad rusiškai, tai tikrai nustebau. Tai pasirodo, vienu metu išplaukė 2 keltai, tiek Ditilaino, tiek mūsų DFDS. Dar kartą patikrino dokumentus švedų muitinė. Sako, iš kur esat? Sako, iš Danijos. Gero kelio. Toks pavargęs jaučiuosi. Ta filmuką, kurį žiūrėjote paskutinį, kuriame yra paskelbtas konkursėlis. Tai vakar naktį, tik tai 3:30 nakties baigiau. Tai realiai mažai miego vakar naktį buvo. Šiandien visą dieną vėl pasikrovimas, visi kiti dalykai. Trūksta truputį poilsio miego.
Laukiam, kol įleis į keltą. Gan vėjuota šiuo metu. Blemba, vėjas mėta. Čiut neiškritau. Neįleidžia. Jo, tai einam klotis lovas. Susidėsim čiužinius ant žemės. Turim tokią galimybę, vietos čia daug. Tai jau esam darę kartą. Tada, kai plaukėm į Norvegiją, susimetę čiužinius ant žemės, tai visai puikiai išmiegojom. Tai rekomenduoju tai pabandyti ir kitiems, kas plaukėt ne vienas poroje. Mačiau Samoškis įkėlė, kaip blūdija po Braziliją. Pažiūrėsim Samoškiaus filmuką. Tarėme labanakt ir susitinkame už kelių sekundžių. Iki greito. Iki. Labas rytas. Ten matote priekyje Titilainas plaukia. Greičiausiai visą naktį mes ten su juo ir plaukiam kartu. Jūra gan rami, nesupo. Labas rytas, mano furistė. Štau kavikės atnešiau. Gerai. Va, toksai mūsų guolis buvo. Jo, gersim kavytę ir laukiam kranto. O tu kelkis, eisim kavą gerti. Guliai savo. Undinį. Atostogas. Tie moteriški dalykai, aš nepasidažęs, aš nesusišukavusi. Aha. Dangus apsiniaukęs ir vėl lyja. Kavytė gryname ore. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. Prisėdom pusrytukų, truputuką. Tai dešrytės, salotos burokėlių, bulvinukai, žinoma silkutės, salotos, duonytė, žmona kiaušinių. Paragausim. Lietuviškos silkės. Silkutė skani. Labai dažnai pasiilgstu silkės, būdamas Danijoje, tos lietuviškos kalbu, nes ta daniškai jinai kažkaip tai nėra labai skani, tokia labai saldi ir labai rūgšti. Medžiotojų dešrelės. O oras tai nekoks, lyja lauke. O, seniai kalbėjau, seniai matėmės, ne? Mes jau mašinai sėkmingai ir gerai parplaukėm. Liuks. Nesupratau. Negi kelti žuvėdrus naktį skraidė. Nu jau Danijoje siauri parkavimaisi, bet čia Lietuvoj siaubas. Išlipt neina, žinokit. Buvom pasikeisti kronų, nepaslaptis, kad vis tiek tai jų šiek tiek pasirenka, ten ne milijonai, ne milijardai. Ką noriu pasakyti, kad kursas iš vis nieko gero. Kalbu, kad visai krenta kursas, realiai tai neapsimoka vežtis, keistis kronų. Jeigu kas taip galvoja daryti, tai tikrai ne. Nebent, nežinau, kažkur keičiate kažkokiu tai palankiu būdu, nelegaliai ar kaip, nežinau. Bankai nieko gero neduoda. 8,65. Bet tų grinų vis tiek, va, vieną kitą euriuką reikia turėti. Nes ne visur eina kortelėm ir atsiskaityti. Šilutėj nueini pavalgyti į klumpę ir tenais kortelėm neaptarnauja, tik tai grinais pinigais. Tai va. Darbai vyksta, tinkuoja žmogus su Reika Grandu.
Šaunuolis. Medžiai be lapų, liūdnos jų mišios. Medžiai be lapų, stovi lyg pamišę. Tai va, tai dėkojam, kad buvote tas keletą akimirkų su mumis. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Žinoma, didelis ačiū. Ačiū už jūsų būsimus laikučius, už būsimas prenumeretas. Aš manau, kada mes kažką pafilmuosim iš tos tokios kasdienybės, kaip čia mes leidžiam laiką Lietuvoje, nes Danijai, tai kaip matau, tik tai dirbam, daugiau nieko neveikiam visumoje. Žodžiu taip, daug nežodžiaujam. Dėkui, kas buvote ir iki sekančio karto. Ate visiems. Ate.